procento, kurį galima pasididinti iki 2 procentų, bet tam turi būti 5 nariai po $5,000 investavę. Reinvesticija iki 100 procentų, visa suma grįžta pasibaigus planui. Planas Platinums. Trukmė 280 dienų. Investicija nuo 10 000. Reinvestuoti galima iki 100 procentų. Dienos pelnas 2 procentai. Automatiškai, jeigu norime 2,5 procento, reikia prijungti 7 narius su savo pakvietimo nuoroda. Jie turėtų būti investavę bent po $5,000. Tai čia yra tikriausiai labai mažai tokių, bet tikiuosi, kad yra žmonių, kurie turi tokius narius ir gali dirbti su tokiu procentu. Paskui yra diamandas. Dienos pelnas yra 3 procentai. Reinvesticija, kaip matote, iki 100 procentų. Pelno atsiėmimas yra termino pabaigoje. Jinai trunka apie 200 dienų. Ir investicija yra nuo $1,000 iki begalybės. Taip pat yra Titanium. Trukmė yra 300 dienų. Apribojimai pinigų įdėjimo nuo $1,000 iki begalybės. Procentai kasdieniai labai gražus, 3,5 procento nuo įdėtos sumos. Reinvesticija 100 procentų, pelno atsiėmimas termino pabaigoje. Ir darbo organas grįžta prie plano. Partnerių programa leidžia uždirbti ne tik nuo savo pakviestų žmonių, bet ir iš jų partnerių. Man tas labai patinka, kadangi čia yra partnerystėje iki 12 lygių. Jeigu tavo komandoje yra žmonių, kurie kviečia, jie kviečia, tai sakykime, 11 lygyje žmogus investuoja, tau taip pat pareina tie procentai nuo jų strategijų aktyvavimo ar depozitų. Nuo lygio priklauso procentai, kas jums pareina. Pirmas lygis tai būtų 10 procentų nuo jūsų tiesioginių pakviestų narių, antras lygis iki 6 ir iš jų partnerių, trečio 12 lygiai iki 5 procentų, 13 ir didesni lygiai iki 1 procentų nuo jų veiklos. Ko aukštesnis jūsų rangas, tuo daugiau lygių ir didesni procentai atidaromi. Visa ši sistema užtikrina, kad mūsų pasyvios pajamos nuolat augs ir tai leidžia sukurti stiprią ir aktyvią bendruomenę. Pelną galima įsigryninti per savo paskyrą. Minimali išėmimo suma yra 5 USDT. Apdorojimo reikia laukti iki 40 valandų. Iki 48 valandų, atsiprašau. Kadangi pati dar neėmiau, nes auginu ir turiu tikslą pasiekti truputį daugiau negu turiu. Pradėjau su minimaliu, ne visai su minimaliu, žadėjau su 25, bet pradėjau su 35 ir turiu kai kuriuos apdovanojimus gavusi už Zoom pravedimą, už pokalbius. Tai šiai dienai turiu $117. Investavau rugsėjo 1 dieną. Einu brike su 0,5 procentų dienos pelno ir, kai aš sakau, kapsi maži pinigėliai, bet jie kapsi. Ačiū labai Betronomi už šią galimybę, kad auginti eina. Tikiuosi užauginsiu iki. Tikslas mano eiti į bronzą, 40 dienų už 200 dėsiu. Tai truputį reikia dar padirbėti ir mažoji viltis investuoti bus įgyvendinta. Tai galime turėti
Vienu metu ne tik vieną BRIC strategiją, bet galima atidaryti ir kitas strategijas, kiek norime. Norite bronzą, norite sidabrą, norite auksą, norite platiną. Vienu žodžiu, neriboja, nereikia ten įvykdyti kažką tai, kad galėti. Turit pinigėlių, norite, kad jums eitų uždarbis, prašom, investuokite į kitas strategijas ir jums kapsės tie pinigėliai. Tai va, norėčiau dar aptarti, kodėl Betronomy yra tikras technologinis verslas, o ne Ponzi schema. Kadangi esame lietuviai, mes esame galbūt skeptiškai nusiteikę, kad visos platformos yra sukčiai, naudojasi Ponzi schemomis. Tai Betronomy tikriausiai turi kuom pagrįsti, kad jie nėra tokie. Visų pirma, išmokas Betronomy sistemai nepriklauso nuo naujų dalyvių srauto. Pagrindą sudaro algoritmų ir strategijų darbas, o ne kitų žmonių pinigai. Realūs pajamų šaltiniai, o ne naujokų išmokos. Išmokos formuojamos iš veiklos, automatizuotų algoritmų, dirbtinio intelekto, arbitražo, value betting. Visos operacijos yra skaidrios ir patikrinamos. Pinigai ateina iš išorinių sporto lažybų per licencijuotus bukmekerius. Tai esminis skirtumas nuo piramidžių, kur vienintelis pinigų šaltinis yra nauji dalyviai. Esame buvę visi visose tose schemose. Tikrai neleiskit, kai aš sakau, neleisiu meluoti, ir pati esu buvusi ten, kur sudegė daug pinigų ir buvo labai gražu ir vienu žodžiu visi esam turėję tai. Taip, kad tikiuosi, kad Betronomy taip nėra. Ir tikiu, kad tikrai taip ir nėra, nes patikrinimui Betronomy naudoja patentuotų konjuktyvinį dirbtinio intelekto modelį rinkų elgsenai analizuoti. Jis turi registruotą patentą. Tai teisiškai labai trukdo, kai šneka. Tai teisiškai įsitvirtinta technologija. Taip pat naudojamasi arbitražo skeneriai, analitinės platformos ir sukčiavimo prevencijos algoritmai. Kaip žinote, tokie dalykai Ponzi schemose neegzistuoja. Įmonė reguliariai skelbia išsamius ataskaitų duomenis apie strategijų rezultatus, lėšų judėjimą ir analizę. Ponzi projektuose to nėra. Labai smagu, kad yra minimalus startas. Tikrai nedidelis, tik $25. Nauji dalyviai neprivalomi. Kvietimai prisijungti yra savanoriški. Tikrai niekas nespaudžia kurti didelės komandos. Lėšas galima išsiimti bet kuriuo metu pagal standartinės sąlygas. Juk neleisi man, Aivarai, meluoti, kad tikrai niekas nespaudžia kurti komandos. Tai yra, jeigu nori daugiau pinigėlių, tu ją ir kuri, juk taip. Nu jo, visiškai teisingai sakot, jeigu, sakykime, jums užtenka pirmos, antros, trečios strategijos, viskas tvarkoj, dirbam, judam, gaunam pelną kasdieną, norim įsivedam, norim reinvestuojam, viskas yra gerai. Jeigu norim uždirbti papildomai, tai faktas, kad reikia prisidėti prie Betronomy bendro kūrimo, tai reiškia, kad reikia padėti Betronomy vystytis, tai reikia kviesti žmonės. Tai už tai Betronomys ir tai atsidėkoja, moka pinigėlius papildomai galima užsidirbti. Tai visa ta programa yra skirta tam, kad užsidirbti papildomai tie, kurie turi laisvo laiko. Nereikia, sakykime, skirti laiką galit bet kada turit laisvo laiko. Sakykime, turit pusę valandos, turit 10 minučių prisėdat, pasireklamuojat kažkur, pasisiūlot, gal kažkam pažįstamam, gal per balius, kokiam buvo, man irgi per balius pasisiūlai, tai dar kažkur parodai, kas kaip veikia, atsidarot svetainę, parodot pelnus, kaip išvedat pelnus ir visą tai labai gražiai, kaip pasakyti, galima parodyti žmonėms ir visada žmonės norės jungtis, kai mato, kad yra visas skaidru, niekas nėra paslėpta, nėra kažkokių ten
pavedimo mokesčių ten atskaičiuoja 10-20%, kaip nevardinsiu kiti projektai. Tai visą tai ir parodo, bendrą tą vaizdą susikūrė ir aišku pats. Tai va tiek norėjau pasakyti. Nu, jau labai ačiū, labai jau čia plačiai tu čia išsipasakojai. Tai galvoju, iš tavęs reikėtų mokintis, kaip vesti seminarus, ar ne? Betronami bendradarbiauja tik su licencijuotais bukmekeriais, tokiais kaip Curauko, MG ir kiti. Turi oficialią registraciją ir viešas įmonės rekvizitus. Skirtingai nei Ponzi schemose, čia egzistuoja teisinė apsauga. Visas rizikas ir veiklos rizikos prisijima įmonė. Vartotojas gauna aiškias ir skaidrias sąlygas. Piramidėse viskas vyksta atvirkščiai. Rizika perkeliama žmonėms. Ir svarbiausias klausimas skeptikams. Jei tai schema, tai iš kur gaunamos lėšos technologijoms, biurams, patentams, konferencijoms, rinkodarai, prekės ženklo plėtrai? Akivaizdu, jei projektas gyventų tik iš įplaukų, nieko iš to nebūtų, ypač ankstyvojoje stadijoje. Betronami tai visa technologinė ekosistema, neuroniniai tinklai, analitika, arbitražo įrankiai. Produktas veikia, jį galima naudoti, tikrinti, tobulinti. Jis egzistuoja nepriklausomai nuo naujų dalyvių skaičiaus. Net vidutinio lygio dirbtinio intelekto modelio tokio kaip GPT sukūrimas kainuoja nuo 500 000 iki $1 milijono tik už mokymus ir infrastruktūrą. Betronami investuoja į technologijas ir produkto plėtrą. Tai ne pažadai, tai realios investicijos, matomos biuruose, atnaujinamuose techninėje bazėje. Kaip pastebėjote, Betronami jau pakeitė savo pristatymą. Ir labai smagu, labai gražu, labai patrauklu dabar yra dirbtinis intelektas, su kuriuo dažnai iškylant klausimų kreipiuosi. Tai įrodo, kad Betronami tikrai yra technologinė įmonė, esanti plataus masto beta testavimo etape. Ji veikia tai, kaip veikia farmacijos pramonė. Testuoja naujus vaistus, pirmiausia vykdomi bandymai, tada tik paleidžiama į rinką. Taip ir Betronami pirmiau testuoja, paskui paleidžia į rinką. Skirtumas tarp Betronami ir Ponzi yra labai akivaizdus. Piramidė gyvuoja tol, kol ateina nauji pinigai ir nauji prisijungusių žmonių. Betronami gyvena iš technologijų, išorinių rinkų, iš nuolatinės plėtros. Todėl šiandien dalyviai turi unikalią galimybę būti stipraus projekto pradžioje, kaip tie, kurie kadaise nusipirko Apple akcijų arba bitkoiną už centus. Tai va, tiek norėjau papasakoti apie Betronami ir norėjau parodyti, kas nežino, kur va žiūrėkite, kaip vat gražu. Yra visi aprašymai, yra klausimų, klausėte. Aš tai naudojuosi savo AI, kadangi jau ne kartą klausiau, va matote. Šiandien klausinėjau, kokiose šalyse yra atidaryti ofisai, jei komandos narys atidarys ofisą, kokia nauda. Tai apie ofisus kalbant, noriu tada prašyti Aivaro, gal jisai gali pakalbėti apie tai, kaip jam sekėsi su ofiso įkūrimu, nes dar sykį noriu pasveikinti, kadangi Aivaras yra įsikūrę savo ofisiuką. Taip, Aivaras? Jo, visiškai teisingai, kaip matot, per vaizdą jau turėtumėt tai šiek tiek matyti jau. Jo, aš kažkur tai vienu žodžiu pradingau, tai gal rasiu. Žmonės gelbėkit.
Tai tu, Aivarai, pasako, ko aš čia pakvailiosiu, kol rasiu dabar, kur man išeiti iš čia. O tai norit papasakočiau apie ofisą, tai ofisą pradėjau Jo, rengtis ar pavasarį. planuoji jau jį atidaryti kažkada, tai kada atidarymas vyksta? Su atidarymu dabar kol kas dar nežinau datos, bet matysim biškai vėliau. Tai dabar šiandien, ką aš labai stengiausi, tai užsakyti marškinėlius naujiems dalyviams, ne vien naujiems, bet aplamai, kurie yra mūsų komandai, tai visi gaus po marškinėlius, įsiųsiu nemokamai į Expressą arba Omnivo. Tai gausit po marškinėlius, bet viena sąlyga tie, kurie investuos nuo $1000. Aišku, čia galbūt jums atrodys daug, bet tie, kurie rimtesni investuotojai, tai tie, manau, tikrai nusipelnė šitokios dovanos. Paskui matysim, gal dar kažkokiu padarysim akcijų, atrakcijų, bet pradžiai bus tai taip. O tai jeigu apie ofisą kalbant, tai atidarimą nežinau, o jeigu norit pamatyti šiek tiek daugiau, kaip tas visas atrodė, tai galite YouTube atsidaryti, darbo vizijai susiraskit, yra vaizdo įrašų, kaip viskas atrodė, kaip nuo nulio ir jeigu įdomu, galite pasižiūrėti, nes aš pats dirbu prie statybų ir papildomai suradau šitą projektą ir sugalvojau, kad reikia po truputį eiti link to, kad kuo mažiau dėti fizinės jėgos, o daugiau uždirbti iš investicijų, ta prasme, iš lengvesnių būdų, negu vien tik tais fizinis sunkus darbas. Tai šitą ofisą įsirengiau pats, kol kas jokių lėšų papildomų negavau iš Betronomio, bet bandysim, paskui žiūrėsim, gal kažką suderinsim, nes yra mintis su atributika, pasikabinsim kažkokius paveikslus, kažkokius užrašus, aš bandysiu kalbinti, gal gausim podelius, gavau šiandien tokią neblogą mintį, Betronomio podeliai. Tai įsivaizduokit, kai būtų fainai ryte atsikeli, pasitaisai kavos ir ryte pasižiūri savo Betronomio podelį, iš karto, manau, būtų kiekvienam tokia, ir stimulas, ir nuotaika pakelt, aš manau. Ir aš asmeniškai pats irgi net ir podeliaus. Tai aš sakau, šypsena iki ausų atsikėlus ryte. Jo, aš manau, kad tai link to po truputį einam ir tikrai, kaip jūs sako, čia nėra kažkoks didelis, kad būtų projektas, kad skeminis ir panašiai, nes jūs galit nepaminėti, tai kiekvienas gali prisijungęs į Betronomį pagrindiniam, paėję šiek tiek žemiau, ten galima tikrinti lažybas. Yra surašytas, kas kur ką žaidė, galite įsivesti tą pačią Google vadinamą ir viską gali tikrinti, kada žaidė, kokie procentai buvo ir panašiai. Tai galit iš tikrųjų tikrinti kiekvieną dieną, bet kokiu laiku prisijungėt, matot, kokie buvo žaidynės, pasitikrinam, matom, kad atitinka visą kitą, nes aš tai irgi stebėjau. Ir aplamai dabar, kurie klausotės, tai galite, kurie neįsijungia mikrofonų, tai galite uždavinėti klausimus komentaruose, parašykit. Mes pabandysim su Jurgita atsakinėti dabar, kol kalbam. Mes galim pabandyti užduoti kažkokį įdomesnį klausimų, kad mums irgi būtų įdomesnis tas laivas. Jeigu mes galėsim, tikrai atsakysim į tos klausimus. Jeigu negalėsim, tai neatsakysim, bet bandysim. Mačiau buvo klausimas, ar kada prasidėjo Betronomi. Įregistruota buvo 25 metais, birželio 4 dieną. Jeigu čia į tai norėjote, į šį klausimą atsakymas buvo. Nežinau, ar mane girdi? Viskas girdisi gerai, mes girdėjom. Domenas registruotas, visas projektas kažkur greitai bus 1,5 metų, tai yra dabar 5 mėnesiai, man atrodo. Tai pats esu nuo rugpjūčio mėnesio čia ir aš tiesiog manau, kad dar čia tikrai ilgas kelias eisim, tai dabar čia tik pati pradžia, nes jūs galite irgi tai pastebėti, jeigu kas esate Telegrame, jūs matot, kiek mūsų yra žmonių, tai matot, kad jis visą laiką auga. Kai aš atėjau, tai buvo galbūt 30 žmonių.
kiek jeigu gerai atsimenu, buvo žmonių tiesiog telegramą ir su kiekviena diena vis daugėjam ir tai reiškia, kad tikrai mes po truputį augam kaip kompanija, augam kaip mūsų, sakykime, komanda vadinama, tai tikrai smagu matyti man kiekvieną dieną, tai nes ypač paskutiniam dienom tai labai stipriai mes važiuojame į priekį, kaip pastebėjom. Jo, smagiausia tai yra, kad YouTube'ai yra pilna vaizdo įrašų. Yra ne viena tikrai grupė, Lietuvoje yra viena, yra Rusijoje, Rusijoje tai iš viso tenai buvo susitikimai organizuojami, kas matė, kas nematė, bet žinokit, buvo stebėti, tai wow. Kai aš sakau prabanga, puošnu, buvo pristatyti robotai, robotas kaip žmogus, robotas šuo. Tikriausiai visi matėte jo tiek YouTube'e, tiek vaizduose, kur kėlė tiek Jordanas, tiek strigo vardas Merlin. Tai žinokite, kai įmeta kažkokį, tai pasidalina vaizdais, pažiūrėkite, tikrai yra kur paganyti akis ir, tiesiog įmonė dirba. Jie nesislepia kažkur tai ir tikiuosi, kad tikrai gyvuos ilgai, gal ir tų ofisiukų bus daugiau. Ir dar Aivaras norėjau paklausti, ofisui, kiek žinoma, skiria Betronami lėšų, taip? Ofisui, aš nežinau, asmeniškai aš dar nesu kažkokių finansų gavęs, aš pats savo lėšom kol kas kūriaus, bet aš manau, kad kai pamatys visi, tai iš Betronami, tai tikrai aš manau, kad gausiu gal kažkokias lėšas. Jeigu kažką gausiu, aš tikrai pasidalinsiu su jumis būtinai, pasakysiu, kas, kaip, nuo ko pradėti, kur kreiptis ir panašiai. Dabar kol kas dar tikrai nesikreipiau dėl jokių kompensacijų ir panašiai. Dabar stengiausi dėti savo pastangas, o žinot, kai dedam savo pastangas, tai visada ateina ta ir grąža, ateina ir ta nauda ir panašiai. Tai matysim, sakau, dabar kol kas negaliu nieko pasakyti dėl to dalyką. Tai pradžiai dabar pradėsim su atributika, o vėliau galbūt ir prisidės prie viso to dalyką. Tai matysim. Nežinau dabar. Na, aišku, nes aš girdėjau, kad Betronami investuos į ofisus, kažkiek tai duos pinigėlių, tik tai reikia nebijoti, kreiptis ir yra tam tikros paraiškos, kurias reikėtų pildyti. Tai, kiek žinau, bus mokama alga, tik tai nežinau, nuo kokio dydžio jinai priklausys, ar nuo to, kiek bus dirbama, ar tik tai šiaip mokama, bet skanaus. Ačiū, čia nebus, jeigu kas. Tai matau, kad energetinis. Nieko, sekantį kartą žiūrėk, gersi kavą iš Betronami puodelio. Nu, aš jau taip ir norėčiau, matysim, bent jau su Maikė sėdėsiu čia. Taip, smagu būtų. Gal kažkas dar turi klausimų? Galite jungti mikrofoną, klauskite. Galite rašyti žinutę. Parašykit, kas pirmą kartą prisijungėt į mūsų Zoom konferenciją, būtų labai įdomu iš tikrųjų išgirsti. Čia aš jaučiuosi, šaunuolis, Kęstas. Sveikas atvykęs. Ir kaip tau Zoomas? Ar buvo naudingos informacijos, ar šiaip, ar jau viską žinojai? Jolanta, sveikutė. Gal turite dar kokių klausimų, kas nors neaišku?
Aš čia kaip ta mokytoja dabar. Na, mokiniai, kas turi klausimų? Įdomu pasiklausyti, ar yra tokių, kurie bijo investuoti aplamai, ar yra kas, kur parašykit, čia vis tiek niekas jumis niekas per galvą neduos, tai parašykit, ar yra tekę kažkur investuoti, yra tekę nukentėti ir panašiai, vat įdomu irgi būtų išgirsti. Aha, Jolanta klausė, iš kur gaunami pinigai. Pinigai yra gaunami iš, kad dabar nesumaišyčiau, bendradarbiauja su lažybų bendrovėmis ir jie investuoja į sportą. Juk taip. Analizuoja lažybas ir jie dirbtinis kažkoks aš nežinau, tiksliai negaliu pasakyti. Dirbtinis intelektas. Yra dirbtinis intelektas. Kažkoks intelektas, kuris analizuoja statymus. Tai kiekvieną kartą, kai rungtynė žaidžia, jie viską kaupia, renka, analizuoja ir parenka statymus. O statymus daro ne metronomis, o yra trečias asmuo, kuris daro statymus, kuris gali tai daryti, nes metronomis tai yra ne lažybų Įmonė. bendrovė. Jo, Taip. nereikia todėl jiems jokių licenzijų, nereikia ta prasme jokių ten pridavinėti visokių ten dalykų, tai vat, dėl to. Jolanta, ar atsakėme į tavo klausimą? Nu tai va, aš manau, kad kaip ir užteks, nebent dar turit kažkokių klausimų, jeigu turit klausimų, tai klauskit. Matau, čia dar kažkas. Aha, Jolanta klausė, Titanium 3,5% kasdienio pelno nuo 1000. Nepamirškim, kad ten plano trukmė yra 300 dienų. Pelnas atsiimamas po plano pasibaigimo. Ten Aš galvoju, yra steigingas, tai reiškia, kad ten dar iš kriptovaliutų svyravimo uždirbinėjama. Tai 3,5% tai nėra vien tų uždirbinėjama iš investicijų, iš statymų. Sakykime taip, tai yra dar steigingas, tai kai moneta kyla, leidžiasi, tai dar yra papildomas uždarbis ir todėl jeigu dedame ant ilgo laiko, tai todėl galim išlošti didesnį procentą, nes yra statymas ir dar plus steigingas, tai duoda didesnį procentą uždirbimui, bet mes turim suprasti, kad tai yra ilgalaikio investavimo įdėjimas, sakykime. Tai nebus, kad 40 dienų gausim tokį procentą, tai tiesiog būtų neįmanoma. jo, Smart Clubą paminėjo, kad dingo daug pinigų. Taip daug bendrovių žlugo, nusinešė mūsų daug pinigų. Patyriau ir aš tą patį, ir mano vyras patyrė tą patį. Kai aš sakau, einame visa chebra kartu. Taip, Aivaras. Buvot ir jūs Smart Clube? Ne, Smarte nebuvau. Buvau kituose. Tai ačiū. Vai Alvikse buvot? Buvau ir gailiuosi, kad jisai dingo, nes iš ten ėjau į visus kitus projektus, kurie žlugo. Nespėjo takoja, kaip sakau. Ne, Elviksas tai man labai patiko. Sakau, iš jo uždirbtų pinigų aš susipažinau su labai daug skemų ir vienu žodžiu, nauda tik tokia, kad susipažinau su labai daug žmonių. Nes Elvikse ten turi kviesti žmonės, juk tenais negausi tam tikrą laiką, tik tais gali būti, jeigu nekviesi žmonių ir viskas ten. Ai, nežinau, kažkaip tai iš pradžių kabinėjęs, o paskui viskas gerai buvo, kol neužlinko. Kabinėjęs prie tų, kur minimalkė buvo 1000. Aš ėjau su 300, su 100 pradėjau. Tai gal kitaip, nes aš irgi Smart Clube buvau, tai nuo gruodžio mėnesio.
tai Liepos mėnesį jis linko tiesiog irgi, nu, tenais vadovai irgi sakė, auginkit karvę, kelkit, neimkit pinigų, tik kelkit. Vienu žodžiu, ten buvo labai viskas taip sudėliota, kad tu tos pinigus nelabai gali įsiimti. Sakykime, jeigu tu nori įsiimti, ten reikia labai daug visokių reikalų, kad, sakykime, nori atsirakinti savo pinigus, o, sakykime, tokias machinacijas, kurios tikrai nei svetainės, nei kažkas ten per telegramų botą viskas ėjo ir turėjo tokį valetį tenais, žodžiu, nu, esmė tame, kad ten tikrai, kai dabar pagalvoji, tai, nu, baisu, kas man per projektas, bet, nu, bet kaip pasakyti, nuo to viskas irgi prasidėjo, tai daug pamokų turėjau, daug visokių irgi tų batukų, piramidžių, visokių pilna teko irgi būti, tai turim patirties, jau žinom, kaip ką žiūrėti jau maždaug. Kestas rašė, tikriausiai čia Kestas, nesumaišiau vardą, pusė piramidės. Čia, žinok, niekas neverčia kurti komandos, čia yra didelis pliusas, nes yra žmonių tikrai, va, ne viena aš tokia, su kuriai sunku yra sukurti komandą, kad būtų stipri kaip kumštis. Ir man patinka čia, kad nori dirbti, dirbi savo. Nori dirbti daugiau, dirbi su žmonėmis. Taip, kad čia nėra tos piramidės, kad va, tu ateini pas mane į komandą, aš iš tavęs ir gyvenu. Tikrai ne, to nėra čia. Ir niekas neakcentuoja, niekas neverčia, nori, investuoji savo pinigus ir nekvieti nei vienas žmogus. Dar nei sykį negirdėjau iš mentorio, nuo rugsėjo 1 esu, nei sykį negirdėjau, kad kviesk žmonių į komandą, kur tavo komanda, tikrai to nebuvo. Esu vienam projekte savaitę laiką, tai jau neatsimenu jau kiek ten tų žinučių parėjo, kodėl neplėtoji komandos. Skirtumas yra didelis. Taip, kad Betronomi tikrai nėra tas piramidė, tas ponzi ir nežinau, kaip ten toliau pavadinti. Ar dar turit klausimų, gal kažką tai praleidau? Nes nežinau, kur pažiūrėti, kur rašo klausimus. Apačioje, kur čatas, žiūrėkit, yra, ten jis rodo. Radau. Nu taip, čia visur taip yra, kad gąsdina, kad nepriims, išmes. Jo, teisingai Aivaras ir sakė, Kestai, kad mano chebra viską žino. Gal dar kažkas turite klausimų? Perskaičiau visus klausimus, jaučiu padariau įrašą, nesuprantu, ką čia padariau, nesvarbu. Kamera atsijungia. Aha, kažką pajungiau, o kam aš ją pajungiau, nežinau. Lyg nejungiau nieko. Aš manau, kad užteks viską išsiaiškinom, tai bandysim kitoj savaitėj pratęsti, aš manau. Tai kada dabar kitas laivas, ketvirtadienį? Ne, tikriausiai, nes, nebent būtų vėlesnis laikas, nes kitą ketvirtadienį aš dirbu, iki 8 mano darbas. Geriausiai laivas būtų savaitgalį, darbo dienam, vakare, maždaug 9 valandą. Šiaip tai būtų gerai, kad žmonės galėtų nubalsuoti, gal sakau, grupiai reikėtų parašyti, ar kaip apklausą, kada būtų patogiau. Jo, čia labai gera mintis, nes labai sudėtinga visus sugauti, kiekvienas skirtingai dirbam, kiekvienas turim skirtingų savo dalykų, tai sunku tikrai. Aš tai esu pati prieš savaitgalį, nes savaitgaliai yra skirti poilsiui, o Betronomi vis tiek yra darbas.
ir reikia paskirti laiką, kurį galėtum paskirti savo šeimai. Šeima yra pirmoje eilėje. Aš dar norėjau trumpai pasakyti, kad sekantį laivą turėsim ir prizų. Nebus šiaip paprastas laivas, mums reikia, kad prie kitą kartą dalyvautum bent 30 žmonių. Jeigu prisijungs 30 žmonių, tada turėsim dar ir žaidimų. Tai reiškia, kad Betronomis dovanos jums strategijas. Sakykime, tai iš 30 žmonių trauksim burto kelių žaidimas bus ir galėsit laimėti strategiją nemokamai. Tai įsivaizduokit, jūs dabar, jeigu net neinvestuojat, tiesiog prisijungsit prie Zoom'o, pasiklausysit ir galbūt jūs ištrauks ir jūs gausit nemokamai apdovanojimą. Tai reiškia, kad galėsit investuoti, ta prasme, be savo pinigų, tai laimėsit pirmąją strategiją. Tai Briktas strategija, kuri pačiai pradžiai pasakojat, tai aš manau, kad tai bus labai naudinga ir senbuviam, kurie irgi dalyvauja, kurie gali irgi taip pat gauti prizus, tiek naujokas kažkoks atėjęs, tai va, norėjau tiek pasakyti, kad sekantį video, kai padarysim laivą, tai va, būkit pasiruošę, būkit aktyvus, kad ir pasiūlykit ir savo visiems draugam, kad tai pasakykit, kad žinotų, kad bus ir prizų. O, smagu, kad bus prizų. Nustebinai? Nu, čia tokia biški naujiena, norėjau pasakyti, kad žinotume. Gerai, tai pradėsim reklamuoti anksčiau, ne paskutinę pusdienį, nes tikrai buvau užsiėmusi. Jei ne mentorius, būčiau net gal ir pamiršus, kad reikia ruoštis. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, noriu padėkoti visiems, kad buvote, kad klausėtės. Jeigu tikrai turite klausimų, rašykite asmeniškai, rašykite į grupę. Tikrai stengsimės išanalizuoti visus jūsų klausimus, išsklaidyti visas abejonės, baimės ir iki sekančio. Ačiū, Aivarai, tau už pagalbą. Norėjau pasakyti, kad investuokit atsakingai. Taip, investuokite tiek, kiek negaila prarasti. Visiškai, tai gerai visiems, iki. Gerai, ate. Ate.